Labas. Matėmės nesenai, praėjo tik tai berods 3 savaitės, bet susirinkau visai įdomius klausimus. Noriu iš karto paprašyti, paspauskite laiką. Ačiū, kad žiūrite. Ten būna kokie porą šimtų peržiūrų, bet matau pagal statistiką, kad žmonės pasižiūri, galima sakyti, nuo pradžios iki pabaigos video, tai ačiū už tai. Ir ką, keliaujame prie klausimų. Pirmas klausimas. Ar esi turėjęs traumų dėl šaudymo sporto? Rimtų traumų dėl šaudymo sporto turėjęs nesu. Viename iš epizodų, kur atsakinėjau į klausimą berods apie fizinį pasiruošimą, esu minėjęs, kad daug dėmesio ir pastangų skiriu prevencijai. Tai yra reguliarios mankštos, bendras fizinis pasiruošimas, tačiau su amžium šios nelaimės ar problemos tikrai neišsižadu, nes kažkada tai gali pasirodyti, kad mano tų pastangų yra tiesiog per mažai. Su kuo susiduriu, tai čia paskutiniais metais, tai yra šaudant lygiavamzdį, spazmuoja dilbis. Tiesiog aš jį pertempiu, kadangi lygiavamzdis kaip ginklas, kaip platforma, norint jį tinkamai kontroliuoti, jis reikalauja labai didelio spaudimo. Tai turbūt palyginimui visos kitos IPSC disciplinos tiek, kiek spaudi tuos ginklus, tai čia sudėjus kartu ir dar 5 kartus tiek, tai va tiek maždaug norint kontroliuoti lygiavamzdį tinkamai, tiek tu jį spaudi. Tai tada atsitinka, kaip atsitinka. Ir netgi va paskutinėse varžybose, kur buvau prieš porą savaičių, Estijoje šaudžiau lygiavamzdį, irgi varžybų viduryje maždaug. Atsitiko man tas pats dalykas, bet kadangi jau ne pirmą kartą, aš žinau, kad tiesiog tą ranką išsimasažuoju ir antrą varžybų dalį jau ta problema nebepasikartojo. Bet gyveni, mokaisi ir, kaip sakant, eigoje ieškai sprendimų. Antras klausimas. Ar kitais metais dalyvausi varžybose Lietuvoje, reitingo varžybose? Tai varžybose Lietuvoje manau, kad dalyvausiu, bent jau pirminis planas šiai dienai, į tai kaip aš jau viziją šiokią tokią 25 metų aš turiu, tai manau, kad šausiu Lietuvoje Production Optics vienas varžybas, manau, kad šausiu karabino Lietuvos čempionatą, jeigu jisai bus, ir aišku priklausomai nuo kalendoriaus, kada jisai bus, tada manau, kad šausiu PCC Lietuvos čempionatą, nes šiais metais mes Lietuvoje jau nebepasimatysime, tai ateisiu atimti čempiono titulą. Ir juokauju, ateisiu pabandyti atimti Lietuvos čempiono titulą. Ir tada planuose yra kitų metų PCC pasaulio čempionatas Čekijoje ir yra planuose lygiavamzdžių Europos čempionatas Vengrijoje. Tai va čia tokios būtų 5 varžybos, vėlgi visos 4 disciplinos. Į ateitį taip į tolį visai galvojant, aš vis pamastau, kad aš visai gal norėčiau šauti Lietuvoje kokį visą PCC, pavyzdžiui, reitingą. Level 1 varžybų aš neturiu visiškai jokios motivacijos šaudyti. Tai vienintelis, kas lieka, tai arba Production Optics visą reitingą pabandyti šauti, arba PCC. Tai va tokie kol kas pamastymai, dar metų vidurys, bet man greitai prasidės visi bendradarbiavimų derinimai kitiem metam. Tai aš manau, kad tada ir paaiškės, ko rėmėjai iš manęs norės, aš pateiksiu taip, kaip aš matau. Ir, kaip sakant, ištrauksim šaknį ir pasižiūrėsim, kas iš to gausis, kokie galutiniai planai bus. Trečias klausimas. Būtų įdomi tavo nuomonė apie Production Optics ateitį, turint omeny stiprėjančią PDO tendenciją. USPSA taip pat atsirado Optics Limited, gal IPSC gali atsirasti Optics Standard. Tai atsirasti gali ne tik Optics Standard, o dar 18 kitų divizionų. Klausimas, ar jie pritaps? Lygiai taip pat, kaip buvo PCC. Pasiėmė jį iš Amerikos, Production Optics lygiai taip pat įmetė kaip provisional divizionus į bendruomeniai prasitestuoti ir pažiūrėjo, kas populiaru, kas nepopuliaru. Dabar prisiminkime, kai baigėsi Production Optics Lite. To diviziono kaip ir nebeliko. Man atrodo, kiekviena disciplina ar divizionas turėtų turėti tokią ir išlaikyti pagrindinę mintį,
kaip pavyzdžiui Production Optics, ne, paimi gamyklinį pistoletą, dediesi kolimatorių, šaudai. Tada sekantis klausimas apie laitą. Koks skirtumas, ar ten polimerinis rėmas ar geležinis, nušaudyk tu belekuo, tuo, kas tau patinka. Standarto kaipo pagrindinė mintis, ne, kad tu gali šaudyti 40 kalibrų. Bet yra dabar vėl kitas niuansas. Paskutiniam Europos čempionate, dabar bijau tik tai sumeluoti, argentinietis, bendrai dalyvaudamas standarte overole, jisai užėmė su minoru 9-19 trečią vietą berods. Nes matematiškai išsiskaičiavo, kad su 9-19 jisai šaudys tiesiog greičiau. Tai ar tikrai standartas yra tik tai jau dabar apie 40 kalibrą, gal galima su juo būti konkurencingu 9-19. Tai vėlgi grįšiu prie to, kad tų variantų jų gali ir, kaip sakant, Amerika vis tiek jinai yra ta šalis, kuri rodo pavyzdį, kuri trendus kuria. Tai taip, aš net nebejoju, kad ateityje mes dar pamatysime įvairių dalykų. Vienintelis vėlgi grįšiu klausimas prie to, ar tai pritaps. Tai šitą mes pamatysim ateityje. Ketvirtas klausimas. Kaip matai, vertini PS raidą Lietuvoje ir kitose ES šalise? Ar sportas populiarėja, ar keičiasi žmonių požiūris į jį? Tai pradėčiau nuo to, kad 2009 metais, kai pradėjau dalyvauti praktinio šaudimo varžybose, į varžybas atvykdavo nemažai pareigūnų, bet visai neatvykdavo arba vienas kitas tik tai kariuomenės atstovų. Šiai dienai, manau, kad mes turim pozityvių ženklų, kad mes turim ir pareigūnų, ir daugėja kariuomenės atstovų. Kitas dalykas, kariuomenė, policija, Šaulių sąjunga ta pati organizuoja praktinio šaudimo varžybas pagal IPSC taisyklės. Tai reiškia, kad šios institucijos mato kažką tai pozityvaus, ką gali pasiimti savo ir pritaikyti, adaptuoti savo poreikiams. Kitas dalykas, paimkime pavyzdžiui kokią karabiną, rifle discipliną. Kokiais 2015-16 metais, jeigu aš neklystu, Lietuvoje iš viso nebūdavo rifle varžybų. Šiai dienai mes turime reitingą, mes turime tas 3-4 varžybas per metus. Aišku, atsira žmonių, kurie sakys per mažai, bet su sportininkais yra tokia problema, tu jiem duodi daugiau varžybų, jie tada jas tiesiog atsivalgo to ir jas nebesiregistruoja. Tai man atrodo, tos 3-4 varžybos per metus, laukiamos, kurios užsipildo, yra pakankamai optimalu. Kalbant apie ES šalis, paimkime gal dar bendrai pasaulį, IPSC atstovybės vienokios ar kitokios asociacijos, federacijos yra, tikslaus skaičiaus nežinau, bet berods tarp 110 ir 120 pasaulio šalių, kas yra labai labai daug. Yra ES šalių, tokia kaip Slovakija, kurie yra nuėję visą biurokratinį kelią kaip sportas ir gauna valstybės finansavimą. Tai vėlgi parodo, kad IPSC sportas, jis yra sportas. Ne veltui yra sakoma, kad IPSC yra populiariausia šaudimo sporto šaka pasaulyje, narių prasme, kad mūsų yra pakankamai daug. Tai vėlgi, visa tai, ką susakiau, yra pozityvūs ženklai ir aš manau, kad mes kaip sportas einame teisinga linkme. 5. klausimas. Ką manai apie taktinės varžybas, tokias kaip Brutality, Furia ir panašiai? Neturiu per daug informacijos apie šias varžybas, nežinau tiesą sakant taisyklių. Žinau, kad Brutality vyksta Suomijoje, Furia dabar vyko Lenkijoje, lietuviai dalyvavo. Žinau, kad ir viena, ir kita yra laimėję, kaip čia tiksliai suformuluot, asmenys, kurie sėkmingai dalyvauja IPSC varžybose. Dabar pas klausimas taktinės varžybos, aš gal pasidžiaugčiau, kad žmonės vykdantis kažkokią tai veiklą susijusią su šaudimu turi platformą, kur jie gali pasitikrinti, pasivaržyti tarpusavyje ir įsivertinti, ar jų treniruotės yra teisinga kryptimi, ar jie daro dalykus teisingai, kur jie daro klaidas, nes priešingų atveju man tas klausimas visą laiką kyla. Dabar taktinių visokių mokymų yra labai labai daug. Kaip žinoti, kad tai, ką tu tenais darai, yra teisinga? Tai vėlgi grįšiu prie to, kad tokia platforma, tokios varžybos
greičiausiai yra tinkama vieta tam. 6. klausimas. Ar matėjai Beno Štojerio video apie intrigas USPSA elite, ką manai? Video mačiau jo storius, mačiau kitų sportininkų irgi storius, kurie komentuoja visą tą situaciją, apie visą tai, kas tenais vyksta. Pagrindinis dalykas, ką čia reikia suprasti, čia kova vyksta dėl marketinginių kontraktų. Geriausi JAV sportininkai turi titulus, turi žinias, patirtį, turi treniruočių grupės planuojamas po visą šalį metus į priekį. Marketinginiai dalykai yra atstovavimas kažkokiam tai gamintojui. Gamykloje atsilaisvina vieta. Kaip ir bet kurioje įmonėje kažkokia pozicija. Šiuo atveju mes kalbame apie turbūt marketingo skyrių, ten tarkim, nežinau kaip jos yra įvardinamos, ten tarkim pro team member ar kažkas tai tokio. Tie sportininkai, kurie neturi kontraktų, jie siūlosi tenais. Vienas iš atskaitos taškų Amerikoje yra didžiausios varžybos, tai yra USPSA Nationals. Tai apie tai ir buvo kalbama, kad per tokias varžybas geras sportininkas, ta prasme aukštas vietas užimantis sportininkas, iššauna į taikinį, teisėjas sako, čia yra pataikymas ir misas. Jisai sako, ne, čia yra 2 viename. Ir kaip teigiama, naudodamis savo autoritetu, jisai išsireikalauja tų 2 pataikymų. Aš turiu gyvą pavyzdį. 2016 metais Europos čempionatas Vengrijoje šaudžiau viename skvade su Europos čempionu. Pirmas varžybų pratimas, viena ranka, švytuoklė ant kokių 10 metrų atstumu. Jisai šauna dupletą į švytuoklę, ten yra viena skylė. Sako, čia yra pataikymas ir misas. Jis sako, ne, čia yra 2 pataikymai. Ir jam užrašo 2 pataikymus, nes jisai, aš taip galvoju, nes jisai Europos čempionas. Tai ieškoti toli nereikia. Tų intrigų jų visą laiką buvo, tik tiek, kad jos dabar yra iškeltos į viešumą. Ir kaip ir kiekvieno įmonėje, man atrodo, atsiranda pozicija, vyksta dėl jos kažkokia tai konkurencinė kova. Tai ta konkurencinė kova pasireiškia IPSC, ar šiuo atveju USPSA sporte, tokiais būdais. Bet nieko naujo, pasakysiu taip. 7. klausimas. Kaip padidinti susidomėjimą IPSC sportu? Jeigu jūs norite rasti idėjų, kaip populiarinti mūsų sportą, jums reikėtų nueiti į federacijos puslapį, į formą. Ten idėjų, tiek. Problema yra ta, kad idėjų rašytojai, kai prieina prie to, kad jas reikia įgyvendinti, įdėti pastangų, laiko, užsiimti visu tuo, ten būna visiška ramybė. Tai aš labai nenorėčiau tapti tuo žmogum, kuris labai siūlo daug neargumentuotų rekomendacijų, nesugebėdamas, neturėdamas laiko užsiimti tuo. Bet jeigu jūs norite to užsiimti, jums reikėtų, kai ateis laikas, pabandyti tapti federacijos tarybos nariu ir jūs oficialiai, legaliai galėsite pabandyti gyvendinti savo vizijas. Tai vienas dalykas. Mes kaip nariai, dabar sugalvojau, aš įrašinėdama šitą video populiarinu mūsų sportą Lietuvoje. Prisipažinsiu, tai nėra numeris 1 tikslas, kodėl aš šitą video įrašinėju, nes video aš įrašinėju dėl to, kad man nereikėtų vienu metu keliem žmonėm per telefoniuką atsakinėti tuos pačius klausimus. Man visas ta serija video per ilgą laiką labai, sakykime taip, atsipirko, nes aš dabar visą laiką, kai gaunu kažkokį klausimą, į kurį aš jau atsakinėjau video, aš dažniausiai tiesiog nuorodą parodau, sakau, žiūrėk, tu čia pasižiūrėk, o tada jeigu iš to kils dar klausimų, parašyk, mes padiskutuosime vienais ar kitais klausimais. Tai, bet vėlgi, tai yra būdas ir aš netgi esu kalbinęs sportininkus kitus, kad jūs padarykite kažką tai panašaus. Buvau gavęs atsakymą, kad ateisi treniruotės ir sužinosi viską. Tai kiekvienas mes turime savo pasirinkimą, kiekvienas atstovaujame savo sportą, savo idėjas taip, kaip turbūt mokame ir galime. Tai tiek. 8. klausimas, ilgas, bet aš pabandysiu į jį atsakyti dalimis. Tai optikos ir kolimatoriai.
koks dabar optinių prietaisų setupas ant visų ginklų, su trupačiu daugiau detalių, optinių įrenginių kiekis ant ginklo, optikos magnification, priartinimas, kolimatorių dydžiai, taško dydis ir panašiai. Gal yra kažkokia motyvacija, kodėl tam tikras parametras yra toks, o ne kitoks. Ar dabartinis ginklų ir optinių prietaisų setupas nesikerta su Free Gun divizionais. Kad mano atsakymas nebūtų toksai reklaminis, tai tiems, kas nežino, iš karto pasakau, kad Sightmark gamintojas, tai yra optinių taikiklių ir kolimatorių gamintojas, yra mano rėmėjas nuo 2017 metų. Iki šiandien dar vis mes vykdome įvairius projektus. Tai tam, kad toliau atsakymę aš galėčiau kalbėti daugiau apie techninius parametrus, tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kad motyvacijos rinktis vieną ar kitą gamintoją šiuo atveju nėra, nes tiesiog tai yra darbo dalis ir darbo įrankiai. Ką gaunu, tą naudoju. Pirma klausimo dalis buvo, koks dabar optinių prietaisų setupas ant visų ginklų, su trupučiu daugiau detalių, optinių įrenginių kiekis ant ginklo, optikos priartinimas, kolimatorių dydžiai, taško dydis ir panašiai. Tai pirmą aš gal tiesiog papasakosiu, kokie kolimatoriai yra ant mano ginklų, tada parodysiu ginklus. Tai daugiausia ant visų mano ginklų rasite būtent šį mini kolimatorių. Tai yra vienas MOA taikymosi taškas, jis yra ant mano Production Optics pistoleto, kaip šoninis kolimatorius ant 223 karabino, kaip šoninis kolimatorius ant PCC karabino ir kaip pagrindinis ant mano lygiavamzdžio. Kaip minėjau, tai yra vienas MOA taikymosi taškas. Aš renkuosi kuo mažesnį taikymosi tašką, nes nejaučiu komforto šaudydamas didesnių atstumų, kai mano taikymosi taškas uždengia taikinį arba taikinio dalį, į kurią man reikia pataikyti. Todėl man kuo mažiau, tuo geriau. Kitas kolimatorius, kuris yra tik tai ant mano PCC karabino, tai yra va toks va televizorius, irgi vienas MOA taikymosi taškas. Jisai nėra tik tai taškas, kaip matot, va čia naisva, tai yra taškas ir apskritimas aplinkui. Tas apskritimas man pasitarnauja tais atvejais, kai reikia arba iš tolimesnio atstumo, arba judesyje šaudyti per langus. Nes aš žinau, kad apskritimo apatinė dalis, būtent tas lankas, jisai turi būti virš pačio lango rėmo zonos. Tokiu atveju mano šūviai bus taiklus, aš nepataikysiu būtent į rėmą ar į barikados kampą. Ir optinis taikiklis. Štai toks. Čia matote, kaip atrodo tinklelis. Geras dalykas yra tai, kad šis tinklelis atitinka mano šovinių balistiką. Tai reiškia, taikymosi taškas 100 yra prišaudyta ir tada eina 200 zona, su kuria reikia taikyti, 300 taikymosi taškas ir tai atitinka mano šūvius. Pats tinklelis man patinka dar tuo, kad nėra per daug būtent tų vienodų taikymosi taškų. Esu bandęs ir matęs optikų, kur yra ten 3-4 taikymosi taškai skirtingiam atstumam. Mane tai šiek tiek išmuša iš vėžių, tiesą sakant, nes atsižvelgiant į tai, kad mes viską darom maksimaliai greitai, atsirinkti, su kuriuo taikymosi tašku taikytis, man yra per sudėtinga. Parodysiu jums savo ginklus. Tai kaip ir minėjau, pistoletas Production Optics, mini kolimatorius, vienas MOA taikymosi taškas, priežastis kodėl, sakiau prieš tai. Taip, mano karabinas. Optinis taikiklis nuo 1 iki 6 priartinimų ir tas pats mini šoninis kolimatorius. Kalbant apie taikymosi prietaisų kiekį ant ginklo, kitas variantas yra šaudyti tik tai su optiniu taikikliu ir tą daro nemažai sportininkų ir nemažai, sakyčiau, elitinių sportininkų. Yra vienas bet, ypač tai galioja sportininkam, kurie turi mažiau patirties. Šaudant tik tai su optiniu taikikliu,
reikia sugebėti pratime rasti tinkamą laiką, be viso šaudimo, be galvojimo, kur yra koksai taikinys, rasti tinkamą laiką, pasikoreguoti priartinimą. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs šaudote į taikinį iš, tarkim, 5 metrų atstumo, natūralu, kad jūsų priartinimas greičiausiai bus vienetas. Jeigu po 5 metrų jūsų sekantis taikinys yra už 100 metrų atstumo, negali būti tokio dalyko, kad jūs atsigulsite į šaudimo poziciją ir suprasite, kad į taikinį, kuris gali būti ar lėkštutė, ar mikrotaikinys, ar taikinys pridengtas su pity, yra tas pats vienetas. Tai reiškia, jūs turite tame tarpe, tarp vieno taikinio ir kito, atrasti laiką, padaryti korekciją. Todėl aš visą laiką pradedantiems sportininkam rekomenduoju turėti šoninį kolimatorių. Tokiu atveju, jį prišaudžius, mano atveju jis yra prišaudytas kokie 30-35 metrai atstumo, aš su juo šaudau iki 40 metrų, sakykime, ir tada, jeigu reikia šaudyti iš arti, šaudau kolimatorių, o optinis taikiklis jau paruoštas ant šešeto tolimiems atstumams. Taip, toliau PCC. Tai kaip ir minėjau, 2 kolimatoriai, abu vieno MOA taikymosi taško. Dabar kodėl antras kolimatorius? Vėlgi, kaip alternatyva galima naudoti vieną. Yra vienas niuansas, kurį aš esu turbūt minėjęs ir ankstesniuose video. Tai yra, šoninis kolimatorius labai padeda, kai reikia šaudyti iš kairės barikados pusės. Jeigu jūs pasižiūrėsite ir dabar kaip matosi, tai kolimatorius pagrindinis yra kokiais 5 cm aukščiau negu vamzdis. Tai reiškia, kai mes verčiamės į kairę pusę, per taikymosi tašką aš galiu matyti taikinį, kurį aš noriu pataikyti. Bet šausiu aš apie 5 cm žemiau, nes vamzdis žemiau. Tokiu būdu padidinu riziką pataikyti tiesiog į barikados kraštą. Kai turi šoninį kolimatorių, tas išvertimas ginklo į kairę pusę yra daug patogesnis ir pats kolimatorius ir vamzdis yra panašiame lygyje. Bet vėlgi, čia labai toks individualus sprendimas. Yra tikrai daug gerų šaulių, kurie naudoja tik tai vieną kolimatorių. Ir paskutinis mano lygiavamzdis. Tas pats mini kolimatorius, vėlgi, lygiavamzdžio ergonomika. Jisai yra ginklas, kurį reikia visą laiką, norint išnaudoti jo tos tokius gamyklinius parametrus, atatrankos kontrolę, sakykime. Tai, kaip jisai yra pagamintas, tai turi būti labai labai žemai, todėl ieškojau specialiai ir laikiklio, kad kolimatorius būtų žemai, ir nedėjau didesnio kolimatorius, nes jis automatiškai iškeltų į viršų ir jį būtų daug sunkiau kontroliuoti. Jeigu aš šaudyčiau openę, tai yra ginklais, tarkim, aero platformos lygiavamzdžiais sudėtuvėmis, tai greičiausiai aš būčiau dėjęs kažkokį tai didesnį kolimatorių, bet šiuo atveju kolimatorius turi būti kuo žemiau, tam, kad aš galėčiau išnaudoti šio ginklo privalumus. Antra klausimo dalis buvo, gal yra kažkokia motyvacija, kodėl tam tikras parametras yra toks, o ne kitoks. Tai kaip ir minėjau dėl kolimatorių, tai vienas MOA taškas, tam, kad didesniu atstumu šaudant, man taikymosi taškas neuždengtų taikinio arba taikinio dalies, į kurią aš noriu pataikyti. Tiesiog komfortas. Kalbant apie optinį taikiklį, tai nuo 1 iki 6, šaudant 300 metrų atstumu, man to pilnai užtenka. Žinau, yra sportininkų, kas šaudo 1.8, netgi 1.10, bet tokių variantų aš tiesą sakant netgi nesvarščiau. Trečia klausimo dalis, ar dabartinis ginklų ir optinių prietaisų setupas nesikerta su free gun divizionais. Tai ne vieną kartą esu deklaravęs, kad mano, sakykim taip, turbūt karjeros tikslas yra šaudyti free guną Amerikoje. Tai mano turimi ginklai ir visas tas vadinamas setupas atitinka free gun modified divizioną. Tai būtų pistoletas su kolimatorium, būtų 223
karabinas. Kolimatorių reikėtų nusimti. Galimas tik tai vienas taikymosi prietaisas. Ir kaip ir IPS, lygiavamzdis su kolimatorium, kurį galima starto pozicijoje užtaisyti 12 šovinių. IPS Modified divizione galima užtaisyti 14. Bet iš principo esmė ta pati. Taigi mano visi turimi ginklai atitinka Freegun Modified divizioną ir tikiuosi vieną dieną jie tam bus ir pritaikyti. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Klausimus ateities epizodams, kaip visada, rašykite tiesiog į komentarus. Aš juos matau, aš juos konspektuoju, perkeliu į, kaip sakant, susirašau ateičiai. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Treniruokitės, ruoškitės varžyboms ir susimatysim vienom ar kitom aplinkybėm šaudyklai. Iki.